Mama, būtinai žiūrėk žinias ir laikraščius skaityk. Pas mus Adamkus atvažiavęs buvo. Vietiniai priėmė kaip karalių. Kilimus klojo, šoko, dainavo. Apsilankė ir mūsų stovykloje ir man ranką paspaudė. Lietuvoje turbūt niekada prie prezidento nebūčiau prisiartinęs, o čia jis pats priejo ir dar ranką paspaudė. Dabar jaučiuosi pasaulio bamba. Lietuvoje tokiu atveju rankų nesiplaučiau savaitę, o čia tik iki pirmų pietų. Gal tu ir nustepsi, bet maitina čia skaniai, beveik taip pat gerai kaip ir tu. Tikrai nesukūsiu ir badu nenumirsiu, nesjaudink. Valgykloje maistą gamina amerikiečiai. Ir ne kokiais hotdogais šeria, bet duoda visko, ko tik gali užsigeisti. Nuo įvairiausių mėsos, žuvies, jūrų gėrybių, bulvių patiekalų, iki visokiausių garnyrų ir užkandžių. Taigi valgome kaip kokiame restorane. Net tikrų karamelinių ledų gavome šiame menulyje. Jei ne sportas, tai iš misijos namo ko gero grįžčiau gerokai įmitęs, kuo tu žinoma visai apsidžiaugtum. Pirmosios Goro provincijos atkūrimo grupės karių maitinimui ir kuro sąnaudoms per mėnesį prireikė beveik 2 milijonų litų. Lietuviams itin didžiulę paramą suteikė Jungtinės Amerikos valstijos. Ši valstybė aprūpino Lietuvos karius oro transportų, įrengė stovyklą ir ją aptarnavo. Kartu su lietuviais pirmojoje Goro provincijos atkūrimo grupės stovykloje Čekčerane tarnavo amerikiečiai, danai ir islandai. Vilniaus miestelė
Sveiki kariai. Tai kaip jūs ten Lietuvoje? Seniai šaudėt? Mes tai čia pavarom. Vakar iki pietų šaudėme iš sunkiųjų nuo hamerių į sovietinius BTR stovėjusius už maždaug pusės kilometro. Pilnas Afganas visokių tankų, šarvuočių, net lėktuvų liekanų. Kalnuose turim įsirengę šaudyklą. Po pietų iš visokios smulkmės valėm. Automatinių ginklų ir pistoletų. Kitą savaitę darysim granatsvaidžių ir minosvaidžių šou. Žinokit, mūsų tačkės čia kalnuose pasiteisino. Toyotos ir Hammeriai į kalnus lipa ir per upes plaukia. Dar niekas jų nepasodino. O jaunimogas tikras dievas, bet kur pravažiuoja. Kai grįšiu Lietuvon, tai mūsų keliais važiuodamas galėsiu kavą gerti neišlaistydamas. Mat Afganistane geriausias bairis, kad čia kelių iš viso nėra. Bet smagiausia buvo, kai su Hammeriais per upę varėm. Vienas sugalvojo į kulkosvaidininko vietą atsisėsti ir tokią bangą iš upės pagavo. Oras buvo geras, tai greitai išdžiuvo, bet su mumis jis iki vakarienės nesikalbėjo. Lietuvos kariai Afganistane iš karto prisidėjo ir prie nusiginklavimo proceso, padėjo vietos policijai ir saugumo direktorato atstovams konfiskuoti ginklus ir sprogmenis, o paskui ir sunaikinti. Per pusmetį pirmosios provincijos atkūrimo grupės išminuotojai sunaikino daugiau kaip 10 tonų sprogmenų ir kitos amunicijos.